Kada tėvai nepatenkinti savo vaikais. Kai kurie vaikai labai stengiasi įtikti savo tėvams, gerai mokinasi, padeda buityje, lanko įvairius būrelius ir ten stulbinantis pasiekimai. O jų tėvai vis tiek negiria arba šaltai pasako šaunuolis, bijodami, kad vaikas taps išlepintas ar išpuiks. Ir toks vaikas vis galvoja, kad per mažai pasistengia, dar truputėlį įdės pastangų ir nudžiugins savo tėvus. Jie tikrai juo didžiuosis ir pagaliau nebelygins su pusseserė ar pusbroliu. Laikas bėga, įrodymai vaiko sugebėjimais kaupiasi, o tėvų požiūris į vaiką nesikeičia. Jiems atrodo, kad vaikas vis tiek daro nepakankamai ir yra pilnas trūkumų. Kodėl kai kurie tėvai negiria, nepalaiko ir nesidžiaugia savo vaikų sėkme? Ne todėl, kad pasiekimų nėra. Ar per mažai vaikas stengiasi? O todėl, kad tokie tėvai giliai traumuoti ir nepajėgia išreikšti pripažinimą. Ir tiesiog mylėti savo vaikus už tai, kad jie yra tokie, kokie yra. Net ir be stulbinančių pasiekimų, o už tai, kad jie tiesiog jų vaikai. Tėvų traumos neleidžia pamatyti sugebantį siekti savo tikslų sėkmingą, išmintingą, linksmą, pilną gyvenimo savo vaiką. Toks išaugęs vaikas gali tapti perfekcionistu, kuris bijo padaryti klaidą ir būti nepatenkintas savo pasiektais rezultatais. Ką tokiu atveju daryti? Čia pagelbės supratimas, kad daryti klaidas yra normalu, kad tai yra natūrali gyvenimo dalis. Darydamas klaidas žmogus auga ir tobulėja. Ir svarbu nustoti laukti iš tėvų teigiamo įvertinimo. Tėvai yra tokie, kokie yra, ir jie gali nenorėti keisti savo elgesio ir nesuprasi, kodėl kažką reikia daryti kitaip, žiūrėti į vaikus kitų žvilgsnių. Jie turi savo įpročius ir paternus. Kada užaugę vaikai bando tėvams paaiškinti, kaip jie turėtų elgtis ar nesielgti jų atžvilgiu. Kartais tėvai supratę savo klaidas gali stengtis dėl vaikų. Bet dažniausiai jiems įprastas jų elgesys yra svarbiau už vaikų norus, ypač vyresniame amžiuje. Mažai tikėtina, kad tėvai pasikeis. Naujos neuronų jungtys lėčiau formuojasi vyresniame amžiuje ir tada vaikams lieka tik pasirinkimas. Ar priimti tokį tėvų elgesį ir nekreipti į tai dėmesio, ar sumažinti bendravimą. Ar nustoti visai su jais bendrauti. Čia kiekvienas renkasi pats.